Mano kraštas, mano komanda. Marijampolė sūduva pagrindinėme UEFA taurės turnyre. Sūduva grąžina gerąją aurą į Dariaus ir Girėno sporto centro stadioną. Plys arčiau vartų, Kvedukas įvartis. 4-1, 62 minutė. Šansas ir Džiugas Bartkus kaip žaidžia šioje situacijoje. Ir Džiugas Bartkus. Lietuviškas Nojeris. Radzinevičius kaip susistabdo kamuolį. Tomas Radzinevičius 86 minutė. Kiekvienas iš mūsų turi svajonių. Va čia tai technika. Siekime svajonių kartu. Pavasaris Margučia yra lygio, ko gali norėti daugiau. Sveiki radijos stoties Kapsai klausytojai, laidai Vienus vartus ir vėl beldžiasi jūsų namus. Šios dienos svečių pristatyti nereikia. Tai žmogus, paskandinęs braną, bei savo įvarčių privertė siekelį prareikti savo balsą. Jūsų dėmesiui FK Sūduva puolėjas Tomas Radzinevičius. Sveikas, Tomai. Audė. Visų pirma, klausytojams, kaip visada, suteiksime nemokamas futbolo istorijos pamokas. Tomai, ar varžybos Kaune su Branu tau yra įsimintiniausias karjeros momentas? Galima sakyti, kad taip, nes tos varžybos mane, kaip pasakyti, atvedė į tą didį futbolą, po kurių varžybų aš, kaip pasakau, pajaučiau, kad galiu žaisti ir aukštesnėse lygy ir pradėjau siekti to, kad galėčiau išvažiuoti į užsienį sužaisti ir man tai pasisekė, tai galima sakyti, kad įsimintiniausios varžybos. Kitaip tariant, tos varžybos teikia papildomų pasitikėjimų. Taip, suteikė papildomų pasitikėjimų, nes vis tiek dar mes buvom tik tai naujokai aukščiausios lygos, tai dar buvo sunku, o tos varžybos įrodė, kad tikrai galime ir mokame žaisti futbolą. Ar tikėjote pergalę klubo viduje, ar vis dėlto ši pergalė prieš Braną buvo netikėtumas ir jums patiems? Pirmose rungtynėse Norvegijoje nebuvo taip, kad 100% tikėtum, kad laimėsim, bet sakėm, kodėl nepabandžius. Pirmos tokios varžybos buvo Sūduvai, nusiteikimas buvo geras, visi buvo patenkinti, sužaidėm kompaktiškai gynyboje, atakoje, man atrodo, mes turėjom 4 progas, įmušėm 3 įvarčius ir po tų pirmų varžybų laimėtų tikrai namie sakėm, kad atiduosim visas jėgas, kad patektum į kitą etapą. Sutikimas kažkoks Lietuvoje buvo, kai grįžote, ar toje pačioje Marijampolėje papildomas kaip nugalėtojų? Sirgaliai, aišku, buvo atvažiavę, visi sveikinau, sakau, buvau labai maloniai priblokštas, žmonių buvo gana nemažai, kai grįžom, visi patenkinti pergalę, aišku, nieks nesitikėjo, tai tokia euforija įnešė į tą sportą Marijampolės, mašinos važinėjo po miestą, pypė, tai labai smagiai buvo sutikti. Tomai, trumpai primink klausytojams apie savo karjerą svetur, kuri truko nepilnus 8 sezonus. Su kokiais sunkumais susidūrėjai, bei kokios teigiamos patirties įgėjai kaip žaidėjas? Sunkumai tai buvo pirmiausia kalba, nes kai išvažiavau į Čekiją, tai absoliučiai net nežinojau, kaip jinai atrodo, kaip kalbasi ir ten buvo labai sunku, nes svetur nelabai žmonės linkę padėti ir prisitaikyti prie to žmogaus, kuris tiek nemoka, tai teko daugiau iniciatyvos savo pačiam imtis. Tai pirmus metus galva buvo sunkiau, kad ir treneris, ir su komandos draugais negalėjai normaliai pasišnekėti, aikštėje padėti kalbant. Tai va gal toks didžiausias sunkumas. O paskui, kada pramokau kalbą, įgijau, aišku, kito šalies braižų, pamačiau, kaip žaidžiasi visai kitoks futbolas, greitas futbolas, kad čia A lygoje gali pasistabdyti kamuolį, dar
daugiau turi laiko apsidaryti, kur stovi laisvas žmogus, o tenai jau reikia 1-2 lietimais greičiau galvoti, sprendimus kitus priimti, daug greitesnis tas futbolas, gal ir kietesnis toksai. Tai va tokia patirtis įgyta, tai man atrodo niekad nepamaišys. Čekijoje tavęs laukia išskeistom rankom, ar vis dėlto dar turėjai kovo dėl vietos pagrindiniai sudėty? Užsienį niekad žmogaus nelaukia išskeistom rankom, visą laiką turi įrodyti, kad esi vos ne visa galva geresnis už tą pilietį čeką, kuris tavo pozicijoje yra, tik tada galėsi gauti šansą sužaisti starte. O jeigu tu nesistengsi ir nerodysi iniciatyvos, treneris žiūrės į tave per pirštus ir žaisi už antrą komandą ir būsi užmirštas greitai. Tomai, įvertinkit Čekijos futbolo lygą. Koks bendras futbolo lygis Čekijoje, tarkim, palyginus su Baltijos šalim ar ta pačia Lenkija? Gal Lenkija ir Čekija yra panašaus lygio, greitesnis daug futbolas, kietesnis ir taktiškai gal daugiau išprusę komandos nei Lietuvos, bet paskutiniu metu A lyga tikrai yra sustiprėjusi, grįžo daug žaidėjų, kurie žaidė užsienį, kurie praleidė nemažai metų, tiek Rusijos lygą žaidė, tiek ir svetur, daug yra užsieniečių, brazilų, italų, ir man atrodo tikrai sustiprėjus lyga, nes kiek atsimenu 2008 ar 2009, kai Atlantas ten buvo, nuo visų gaudavo, tai tikrai nebuvo tokia stipri, o dabar visos komandos, galima pasakyti, gali laimėti prieš bet kurią. Tavo nuomonė, kaip pasikeitė Marijampolė Sūduva kaip profesionalus futbolo klubas palyginus 2002 metų, tarkim, sezoną ir kelis pastaruosius sezonus? Tikrai pasikeitė į gerąją pusę, aš buvau labai sužavėtas, nes mes, kai dar aš buvau žaidžiau 2002, treniravomės ir žaidėm senam stadione, o parvykus namo pastatyti aikštės, treniruočių idealus stadionas, maniežas, kur tokių sąlygų net gal turi Čekijoje tik tai Praha, Slavija ir Sparta, o šiaip kitos komandos net tokių sąlygų neturi, kokias turi čia Marijampolė vaikai dabar. Ar pastebi bendrą lygos progresą profesionalumo link, kuriuose srityse lyga tobulėja sparčiausiai? Progresas tikrai matosi ir matosi susidomėjimas futbolu. Pirma, kas man labai nudžiugino grįžus, kad tokia susidarė internetinė televizija kaip Futbolo TV, kuri rodo visas varžybas, tą propaguoja Lietuvoje futbolą, tai labai yra super, nes buvo krepšinis anksčiau užgožęs futbolą per žinias, tik tai parodydavo užsienį, ką žaidžia, o Lietuvoje tik porą sakinių užsimindavo, tai tikrai didelis pliusas. Ir komandos, sakau, žaidėjai atvažiuoja daug perspektyvesni ir nėra tokio, gal anais metais buvo kaip Dainava tokia silpnesnė komanda, bet šiais metais tikrai visi, man atrodo, ir pinigų atžvilgių pasitaisę komandos, tai prisipirkę legionierių, kurie tik tai augina A lygos tą lygį. Šiaip manai, koks turėtų būti optimalus komandų skaičius A lygoje, nes kaip minėjai, kiekvienais metais nutinka tam tikros nelaimės dugne esančių komandom. Idealu būtų, kad būtų kaip užsienį 16 komandų, bet žinome, kaip Lietuva yra Lietuva, čia krepšinio šalis. Tai man atrodo, tos 10-12 komandų būtų optimaliausia, tai bent gerai, kad paskutiniu metu 10 komandų yra lygoje, o ne 8 kur. Egzistuoja tam tikra kritinė nuomonė, jog naujasis Sūduvos stadionas neturi tokios teigiamos auros, kaip turėjo senasis. Kaip manai, Tomai, kiek ši nuomonė yra pagrįsta? Nemanyčiau, gal čia tik tai daugiau toksai, kaip pasakyti, pastatė naują stadioną, visi žmonės buvo pripratę eiti į tą seną, ten mažesnį tribūną, atrodo, daugiau žmonių susirinkdavo.
Ir gal dėl to tokia pasidarė, kaip pasakyti, kad sako kitokią aurą, bet nemanyčiau, man atrodo, kad turim tikrai vieną iš gražiausių stadionų Lietuvoje. Žmonių tikrai susirinka ne mažiausia. Marijampolėje mėgsta žmonės tą futbolą, aišku, būtų idealu, kad prisirinktų visa pilna tribūna, tai čia būtų pasaka, bet šiai dienai turim, ką turim. Tai nemanyčiau, kad ta aura tokia bloga tam naujam stadionui, tiek, kad gal paskutinius tuos metus nepasiseka tų tokių pergalių pasiek, kurios būtų įsimintinesnės, kaip tos, kur turėjom su Branu. Tai man atrodo tik dėl tiek, jeigu pasisektų paimti sidabrą arba auksą šiais metais ir bronzą, tai man atrodo tikrai nemanytų, kad ta aura kažkokia kitokia. Kelioms akimirkomis įsiskiriame, po kurių tęsime pokalbį su FK Sūduva puolėju Tomu Radzinevičiumi. Sveiki dar kartą radio stoties Kapsai klausytojai, tęsime pokalbį su FK Sūduva puolėju Tomu Radzinevičiumi. Lietuvos futbolo žiniasklaida pūtė didelį ažiotažų ir vilties burbulą, vis dėlto varžybos tarp Lietuvos ir Anglijos buvo liūdnos Lietuvos sirgaliams. Ar realu svajoti apie Lietuvos rinktinę, kuri netolimai ateityje patektų, tarkim, į finalinius Europos čempionatus? Sunku pasakyti, pamatėmės, koks yra anglų futbolas ir koks yra lietuvių, koks skirtumas, kokie greičiai. Dvikovos, jie buvo daug greitesni, tvirtesni dvikovose. Matėsi ir technika visai kitokia, aišku, atitinka ir aikštės kokybės viskas. Man atrodo, tai susideda, tai gal ateityje tikrai ir pateksime į kokį Europos čempionatą ar pasaulio čempionatą, daug dievė, bet dar šiai dienai, man atrodo, nėra pasiruošę taip Lietuvos futbolininkai ir Lietuvos rinktiniai, kad galėtų atstovauti Europos ar pasaulio čempionate. Ar rinktinės atjaunėjimas šiuo požiūriu yra gerai ir blogai, nes vis dėlto galbūt jeigu žaistų veteranai, šansų patek būtų daugiau, bent teoriškai? Sunku pasakyti, mato, čia yra treneris sprendžia vadovai, rinktiniais, prezidentai ir panašiai. Aišku, dabar yra didelis bumas, kur visur žaidžia jauni žaidėjai, bet, kaip pasakyti, ne visą laiką jaunimu viską laimėsi, reikia ir žaidėjų su patirtim, bent čia mano nuomonė, aš taip galvoju, o atjaunyti komandą tikrai reikia duoti šansus ir jauniems žaidėjams, bet aš kaip sakau, ne visą laiką jaunimas gali pakelti tą tokią naštą, reikia tokių su patirtim žaidėjų senesnių, kurie nuramint galėtų žaidimą ir jau man tekė susidurti tiek pat ir Čekijoje buvo viena atjauninta labai komanda, didelis viltis ją buvo dėtus ir po pusė sezono turėjau vėl gražiai pirkti porą patyrusių senesnių žaidėjų, kad galėtų žaidimo ritmą kaitalioti, nes jaunimas yra jaunimas, jie turi daug jėgų,
kupini bėgioti visas varžybas, bet kaip matom futbolas, dabar bėgti visi moka žmonės, o futbolą reikia žaisti ne tik kojom, bet ir galva. Tau pačiam teko taip pat atstovauti mūsų šalies rinktiniai. Koks esminis skirtumas yra tarp atstovavimo šalies rinktinė ir, tarkim, žaidimų už klubą? O rinktinė tai visai kitokios emocijos, nes kada žmogų pakviečia žaidėją į rinktinę, tai pakelia tavo, kaip pasakyt, pasitikėjimą, kad va, tu tas žaidėjas, kurį pasirinko treneris, tai reiškiasi, tu Lietuvoje esi vienas iš geriausių, nes į rinktinę kviečia tik tai geriausiai žaidžiančius Lietuvos žaidėjus, tai duoda didelį pasitikėjimą ir už Lietuvą, kada žaidėjas stengiasi, kaip pasakyti, vos nedvigubai, nes mato visas pasaulis ir tau didžiausios galimybės patekti į tuos klubus, kur yra aukščiausiam lygiai, tiek ir dabar, kai žaidė Lietuva, Anglija, tai jauni žaidėjai tikrai, kurie, jeigu atidavė visas jėgas, tai yra perspektyvos, nes tikrai stebėjau daug agentų, daug trenerių Anglijos klubuose, tai čia patys didžiausi šansai išvažiuoti į užsienį. Manai, jog rinktinėje save išnaudojai pakankamai ir vis dėlto galėjai ir daugiau kartų, tarkim, sužaisti už Lietuvos nacionalinę rinktinę? Tai aišku, kiekvienas kartas norisi vis dar ir dar. Tai sakau, kad negaliu pasakyti, kad išnaudojau pilnai save. Tikrai, kaip pasakyti, būsiu savikritiškas. Buvo ir geresnių varžybų, ir blogesnių varžybų, tiek ir klube, tiek ir rinktinėje, bet jeigu pakviestų dar, tai tikrai neatsiskaičiau. Jeigu tektų palyginti šio sezono Sūduvos puolimo braižą ir kelių pastarųjų sezonų, kokius esminius skirtumus tu įvardintum? Šitas sezonas atėjus treneriui Aleksandrui, jisai nori, kad žaistume pozicinį žaidimą, kad laikytume kamuolį, žaistume tą žaidimą, kuris žaidžiamas Europoje. Ne tokį, kaip anksčiau prieš gal 2 metus, anais metais propagavo Sūduvos, kad gintis ir ant kontratakų greitai užpult. Šitas treneris nori, kad mes valdytum situaciją, mes kontroliuotum kamuolį ir, kaip pasakyti, nespardytum ilgų pasų į priekį ir ar pasiseks ar ne. Jis nori, kad kamuolio kontrolė būtų mūsų rankose. Tai taip tariant, keliamas didesnis spaudimas saugams, nes jie turi kontroliuoti kamuolį šitų požiūrį, kaip ir centrą turi komanda visada laimėti, ar... Ne tai, kad spaudimas saugams, bet tiesiog spaudimas visiems žaidėjams didesnis, nes turi daugiau bėgioti, daugiau atsidenginėti, nes anksčiau tai būdavo į priekį ilgą, jeigu pasą padaro, tai gali lengviau atsipūst ar saugai ar gynėjai, o dabar turi greitai padėti puolimų grandžiai, kad galėčiau atsižaisti su kitais saugais. Jei norint laikyti kamuolį, reikia atidavus iš karto atsidengti, negalėjau niekur pailsėti, tai gal toksai spaudimas visai komandai. Bet man atrodo, treneriui sekasi labai gerai su tuo, kaip pasakyti, susidėlioti, nes tikrai per treniruotės matosi, kad jau tą braižą baigiam įgyvendinti, kad duodi ir iš karto atsidengia, o nėra tokio, kaip anksčiau būdavo. Paduoda ir žiūri, ką tas žaidėjas kitas padarys. Sirgalių gretose dominuoja kategoriška nuostata, prizinė vieta arba fiasko. Kiek šioje nuostata yra tiesos ir kaip pati komanda komandos viduje vertina savo šansus šiame lygoje? Tai aišku, kiekvienais metais yra, kaip pasakyti, norisi kuo aukščiau būti. Praeitais metais mums irgi ta 3 vieta per plauką pabėgo. Dar metais atgal taip pat vėl paskutiniam sekundėm, man atrodo, ekranas mums išnešė iš rankų medalius, o šiais metais tikrai prezidentas daug davė tiek finansinė prasme, tiek
tiek parinkau trenerių štabą didelį, supirkau žaidėjus, kurie atitiktų tam. Tai man atrodo, įdėjau tikrai daug ir stengsimės tikrai nenuvilti tiek jo, tiek sirgalių ir šiais metais jau norėtumėm užsimauti kokius medalius. Ir laidos pabaigai trumpas žvilgsnis tolyn. Kiek dar sezonų, Tomai, norėtum žaisti profesionaliai futbolą? Jeigu sveikata gera. Sveikata leidžia, pakol kas traumos nekanuoja, o dar mažiausia kokius 4 tai norėčiau tikrai žaisti, o paskui žiūrėsim, kaip bus toliau. Ar jau svarstė apie veiklas, kuriomis užsiimtum baigęs profesionalų karjerą? Šiais metais esu užsirašęs trenerių kursus, atlikinėjau Kaune. Tai norėčiau, karjerą paskui pabaigus susijęti vis tiek su futbolu, ar treniruoti vaikus, ar būti asistentu pirmoji komandoje. Tai čia priklausys tik tai paskui kaip sveikata bus ir kaip toliau seksis man trenerių darbas. Ačiū Tomai, kad skyrė dalį savo laikų. Laida Į vienus vartus atsisveikina su jumis iki balandžio 23 dienos, 15 valandos, kuomet kalbinsime FK Sūduva saugą Karolį Chveduką. Su jumis buvo Andrius. Sėkmės. Iki.